2 kartus per savaitę vyko turgai ir kas mėnesis 1 antradienį mėnesinis, kur tuom tesiskyrė, kad susvesdavo gyvulių, kuriems vietą įtaisė už tilto. Daugiau išgėrimo, daugiau apsistumdymų ir dar daugiau mėšlo gatvių šlavėjams. Vištos dėjo iš pasiutimo, sulaukusios pavasario, ir karvės veršiavosi stačiai be tvarkos. Pieno ir mėsos išdirbinių tiek, jog šeimininkė tik rankomis begalėjo mostaguoti, išdygusi lyg guba iš gėrybių krūvos. Kur kiši savo pirštus? Pirma nusiplauk, nes nežinia, ką čiupinėjai. O pakam kiaušelis? 12 už litą. Ar tik neužperėti? Kad užperėsiu su samčiu, tai bus. Aš gausiu po 15. Čia matyt karveliai dėlioja tokias kiaušeles. Jei gausi, tai ir imk. Kiek šauki už tą, gegutę? Jei pirks, tai ir pasakysiu. Nu, sakyk. 2 litai. Už 2, aš kalakutą kaip veršį paimsiu. Prašom imti, ką tu lauki? 1 šią, nori? Atstuok. 1 su čvertka, nori? 1,5 ir neškis. Kokio amžiaus? 3 savaičių. Kas duos? Zuikiai didesnį po krūmus laksto. Kitoje krautuvių pusėje klestėjo malkų ir šieno turgus. Ant kėdelių, ant rankinių vežimėlių ir rogučių stačiai ant žemės išdėstytos sėklos, žolės, vaistažolės, šaknelės, svogūnų pynės, džiovintų grybų virtinės, gyvačių išnaros, gausi Dievo dovana, laukų, pelkių ir sodų. Prie silkių! Pas man, silka kaip mierga plačia uodega, silka kaip telyčia. Jakutnė, kur tu eini, eikš pas mane, eikš čia. Tu niekur negausi tokią silkę. Su šakute ar grynais nagais traukė iš statinės ir drėbė į laikraštį. Kitas, iškėlęs virš galvos, plėšė žuvies nugarą, įrodydamas jos riebumą.